Didysis pasaulio prekiautojas. 10 ritinėlis. Ar esama tokių mažatikių, kurie didelės nelaimės arba sielvarto metu nebūtų šaukęsi savo Dievo, kas nesušuko savo įprastame gyvenime staiga susidūrę su pavojumi, mirtimi ar nelaime? Iš kur ateina tas gilus instinktas, pavojaus akimirką pražiodantis visus gyvus padarus? Staiga mostelėja ranka prieš kito žmogaus akis, jis sumirksės, plekštelėja jam į kelį ir jo kelis šoktelės. Išgąsdinkite žmogų tamsoje ir jo lūpos ištars, o Dieve. Ir visa tai iš to paties impulso. Man nereikia religijos, kad atpažinčiau šią didžiausią gamtos paslaptį. Visi sutvėrimai vaikščiojantys žeme, tarp jų ir žmogus, turi instinktą šauktis pagalbos. Kodėlgi mes turime šį instinktą, šią dovaną? Ar mūsų šūksniai nėra maldos forma? Argi tai įmanoma pasaulyje, valdomame gamtos dėsnių, kad kažkoks didis protas duodamas ėriukui arba mului, arba paukščiui, arba žmogui instinktą šaukti pagalbos, nenumatė, jog šūksnį privalo išgirsti kokia nors aukštesnė jėga, turinti galimybę atsakyti? Nuo šiol aš melsiuosi, bet mano pagalbos šūksniai bus tik prašymas nurodyti teisingą kelią. Niekada nesimelsiu prašydamas materialių dalykų, aš nešauksiu tarno, kad jis man atneštų maistą, aš neįsakinėsiu užeigos savininkui suteikti man nakvynę, niekada neprašysiu, kad man pristatytų auksą, meilę, gerą sveikatą, niekingas pergalės, šlovę, sėkmę ar laimę. Aš maldausiu nurodyti man kelią, kad pats savo jėgomis įgyčiau tuos dalykus. Ir mano malda visada bus išklausyta. Nurodymas, kurio aš sieksiu, gali ateiti, o gali ir ne. Bet argi tai nėra atsakymas į maldą? Jeigu vaikas nori gauti duonos iš savo tėvo, o tas dar negrįžo su maistu, ar tai reiškia, kad jis pamiršo sūnų? Aš melsiu nurodyti man kelią, aš melsiu kaip pirklys. Malda. Visų daiktų kūrėjau, padėk man. Šiandien aš išeinu į pasaulį nuogas ir vienišas, o be tavo vedančios rankos klaidžiosiu toli nuo kelio, kuris veda į sėkmę ir laimę. Aš neprašau nei aukso, nei drabužių, nei galimybių atitinkančių mano sugebėjimus. Priešingai, vesk mane taip, kad galėčiau įgyti sugebėjimus atitinkančius mano galimybės. Tu išmokei liūtą ir erelį medžioti ir sėkmingai nugalėti dantimis ir nagais. Išmokyk mane medžioti žodžių strėlėmis ir sėkmingai nugalėti meilę, kad tapčiau liūtų tarp žmonių ir erelių turgavietėje. Padėk man išlikti nuolankiu kliūčių ir nesėkmių metu, tačiau neslėpk nuo mano akių apdovanojimų, kuriuos atneša pergalė. Skirk man tokias užduotis, kurių neįveikia kiti, ir išmokyk mane, kaip iš tų nesėkmių išeiti nugalėtojų. Leisk man susidurti su pavojais, kurie grūdins mano sielą, tačiau apdovanok mane drąsa juoktis iš savo būgštavimų. Skirk man pakankamai laiko pasiekti savo tikslam, tačiau padėk man nugalėti šią dieną, taip tarsi ji būtų paskutinė. Išmokyk mane žodžių, kurie užmegztų vaisius, tačiau saugok mane nuo paskakalų ir piktų žodžių nešiojimo. Išugdyk manyje įprotį vėl ir vėl bandyti, tačiau pasakyk man, kaip pritaikyti vidutinių dydžių dėsnį. Suteik man budrumo pažinti galimybės, tačiau apdovanok ir kantrumu, kuris kaups mano jėgas. Išmaudyk mane gerų įpročių upėse, kad blogieji mano įpročiai paskęstų, tačiau apdovanok mane mokėjimu gailėti silpnųjų, atsiųsk man kančias, kad žinočiau, jog viskas praeina, tačiau padėk man suskaičiuoti šios dienos dovanas. Supažindink mane su neapykanta, kad ji manęs neužkluptų netikėtai, tačiau pripildyk mano širdį meilės, kuri pavers nepažįstamuosius mano draugais. Bet visi šie dalykai išsipildys tik tada, kai tu to norėsi. Aš esu maža ir vieniša vynuogė, įsikibusi į vynmedį, tačiau tu padarei mane skirtingą negu kiti. Nuoširdžiai tikiu,
kad man yra skirta ypatinga vieta. Vesk mane, padėk man, parodyk man kelią, leisk man tapti tuo, kuo planavai, kai pasėjai mano sėklą ir ją laiminai pasaulio vynuogyne. Padėk nuolankiam prekiautojui, vesk mane Dieve. Pabaiga. 10 ritinėlio. Taigi, pirmosios knygos dalies ritinėlių viskas. Ir galite laukti tęsinio. Yra ir antroji knyga su taip pat 10 ritinėlių. Taip kad dėkui, jog skirite laiko savo kompetencijoms. Su jumis buvo Arimas ir iki kitų kartų.